Naktiniai efektai. Vienas mano prenumeratorių prašo, sako, padarykit temą. Galima sakyti, pakartokit, nes jau esu kalbėjęs apie tai panašiai. Bet kiekvieną kartą, jeigu ir kartoja, vis tiek kažkas būna naujo, kažkas kitaip. Kažkam galbūt netgi aiškiau nei kad buvo, kažkas iš vis girdi pirmą kartą. Taigi, naktiniai efektai, piešimas tamsoje, kaip padaryti iš miesto šviestuvų tokius saulytės tarytum su spinduliukais ir dar kitokių įdomių efektų. Svarbiausia pats supratimas, kaip tai veikia. Kas visą tai padaro, kokie nustatymai. Aš manau, kad tai įdomu ir žiūrėk iki galo. Na, o tuo tarpu, aišku, iškart spausk like, nežiūrėk be laikų. Labai yra man svarbu ir YouTube'as tai mėgsta. Paspausk like, paspausk prenumeruoti. Taip pat nežiūrėk be neprenumeravęs. Tai yra vėlgi labai svarbu, YouTube'as visai kitaip užskaito. Aišku, būtinai pasidalink, būtinai pakomentuok. Tai yra labai svarbus dalykai, kurie kelia žiūrimumą ir daugiau pamatų norinčių išmokti apie fotografiją. Taigi, žygiuojam ir kalbam apie naktinius efektus, kokie jie yra. Vienas mylimiausių, kurie mėgsta ir dažnai per mano fotografijos kursus, tokie būna namų darbai. Ir tada mokinys, turintis savo vaikų, būtinai su jais pradeda žaisti ir piešti tamsoje. Piešimas tamsoje, daugumas, manau, girdėję ir iš tikrųjų matę nuotraukėlių. Štai čia uždėsiu jums keletą ir ten iš tikrųjų visokių galima prisigalvoti pilną. Bet mums yra labai svarbu suprasti, kaip tai atsitinka. Kai mes piešiam bet kokiu kitu žibintuvėliu tamsoje ir mes matom tą piešinį. Ir galim nupiešti viską, raides, vardą, galima pašviesti aplinkui žmogaus kontūrus įfotografuojant. Žodžiu, tu valdai šviesą. Tu pats valdai šviesą. Ką mes turim atsiminti? Kad fotografija susideda iš šviesos ir tamsos. Jeigu mes fotografuosim kažkur visiškai tamsoj, aišku, mes nieko nematysim. Bet jeigu nors kažkiek su kokio nors šviestuvėliu prašviesim, iš karto toj vietoj mes pamatysim šviesos, pliūpsnį, šviesą ar dar kažką panašaus. Taigi mes turim tai suprasti, kad fotografija susideda iš šviesos ir tamsos. Taip atsiranda tonai, pustoniai, tai reiškia šešėlė, todėl mes nuotrauką matom labai gražiai, aiškiai ir matosi visos detalės. Jeigu mes teisingai nustatom, matosi gražiai detalės. Jeigu nustatom gerai ryškumą, matosi ryšku, aštru toj vietoj, kur mes nustatėm ryškumą. Tai kai mes tai suprantam, mes žinom, ką mums reikėtų daryti. Ateinam į visišką tamsą, kur nors, nežinau, miške, laukuose vidury nakties ir nieko nesimato išskyrus žvaigždės. Sako, kaip mums tas žvaigždės nufotografuoti. Pirmas nustatymas tai būtų ilgas išlaikymas. Ilgas išlaikymas, tai turime omeny, kad gali būti iki 20 sekundžių, kad žvaigždės nepajudėtų, jei mes fotografuojam naktinį miestą, naktinį dangų, ar ne? Ilgas išlaikymas reikalingas ir piešiant tamsoje. Ilgas išlaikymas reikalingas, jeigu mes vidury nakties fotografuojam miestą ir norim, kad mieste nesimatytų žmonių. Kaip tai viskas atsitinka, kokiu būdu? Atsiminkit, kad fotoaparate yra matrica, ar kitaip tariant, jutiklis, ant kurio formuojasi visas vaizdas. Taigi, jeigu prieš mumis visiška tamsa, jokio vaizdo ten nesimatys ir joks vaizdas ten nesiformuos. Įsivaizduokit, kad jutiklis tai yra ta pati mokyklos lenta, ant kurios mes rašom su kreida. Piešiam, rašom, nesvarbu, su kreida. Ir kol ta lenta atidaryta, aš esu matęs mokykloje, kur lentos yra uždaromos, nežinau, uždaromos ar sulankstomos, gal kitaip sakant, gal atlenki tą lentą ilgesnį pasidaro, bet tarkim uždaroma lenta. Tai įsivaizduok, tu paėmei kreidą, nori piešti ant lentos, bet jinai uždaryta. Tai štai fotoaparate yra išlaikymas, yra mechaninė dalis užraktas, kuri atsidaro ir užsidaro. Kai atsidaro,
leidžia šviesai, reiškia tas užraktas atidarytas, leidžia šviesai pakliūti tiesiai ant tos lentos, ant to jutiklio ir formuoti vaizdą, piešti vaizdą. Įsivaizduojat? Ir jeigu jūs mokykloje tą lentą atidaro ir tol, kol jūs vedat su kreida po tą lentą, reiškia piešiat, tai ir yra išlaikymas. Išlaikymas tai yra tos atidaromos, pavadinkim, durys. Kol jos atidarytos, tol tu gali piešti. Kai tik užsidaro, viskas, piešti negali. Tai štai priklauso, kiek laiko bus atidaryta. Kiek laiko bus atidaryta. Koks jūsų išlaikymas. Ir kuo ilgesnis išlaikymas, tuo ilgiau tu gali piešti. Tai štai paisimam kokį nors žibintuvėlį, sugalvom, ką mes piešim ir kiek mums reikia laiko tam piešimui. 5 sekundės, 10 sekundžių, sakys 5 sekundės. 5 sekundės, 10 sekundžių tai yra ilgas laiko tarpas. 1 sekundė fotografija yra baisinis ilgas laiko tarpas. Kodėl? Todėl, kad 1 sekundę išlaikymą nustačius, mes fotoaparatų niekaip neišlaikysim rankose, nesujudindami. Tai turit suprast. Taigi, nustatym, pavyzdžiui, 5 sekundės, sugalvot, kad per 5 sekundės jūs nupiešit, taip nustatom fotoaparate 5 sekundės išlaikymą. Diafragmą nustatom 9, galbūt 10. Ir jautrumas gali būti iš esmės pats mažiausias. Būtina nepamiršti, kad fotoaparatas turi stovėti ant trikojų. Ir štai, kai mes tik tai paspaudžiam fotografuoti, užraktas atsidarė, tuo metu mes pradedam piešti kažką tai. Va žiema, tai eglutė. Nežinau, kas dar ten, gal neglutės, kokie žaisliukai, kokie dar žvaigždučių aplinkui. Ar spėsim, klausimas, per 5 sekundės visą tai nupiešti? Jeigu tu matai, kad tu nespėjai nupiešti tai, ką tu sugalvoji, reiškia, sekantį kadrą turi padidinti, tai yra pailginti išlaikymą, pavyzdžiui, iki 10 sekundžių, o gal iki 15 sekundžių. Ir štai tokiu būdu mes galim suformuoti piešinį ant matricos dėka ilgo išlaikymo. Atsidarė, per tą laiką mes piešim ir jis paskui už 10, pavyzdžiui, sekundžių užsidarė. Viskas, reiškia, eksponavo nuotrauką, jau įsirašė tavo fotoaparato atminties kortelė. Štai toks būdas yra piešimas tamsoje. Ir iš tikrųjų jis labai įdomus ir daugam jisai patinka, ypač su vaikais. Štai taip. Toliau fotografuojam miestą, naktį atvažiavam į patį miestą ir fotografuojam. Mes būdavo seniau važiuojam tikrai ypač tokiu laikotarpiu šventiniu. Važiuodavom ir aišku, atvažiuodavom naktį, žmonių beveik nėra, o jeigu ir yra, tai labai paprasta ir lengva padaryti taip, kad jų nesimatytų. O kaip tai vėlgi gali nesimatyti? Pamindant apie piešimą. Taigi, jeigu žmogus gerai apšviestas ir jisai eis tau pro pat objektyvą, ar netgi kažkur toliau, jis greičiausiai matysis. Bet jeigu jis eina patamsiai, pats apsirengęs irgi tamsiai, faktiškai jo nesimatys, nes jisai juda. Tavo fotoaparate nustatytas išlaikymas jo leidžia neužfiksuoti. Prisiminkime, tamsa ir šviesa sudaro nuotraukas. Vos tik tas žmogus įeis į kokią apšviestą vietą, po kokį nors žibintų, jis iškart gali pasimatyti. Kodėl? Todėl, kad ta šviesa jį apšvietė. Ir iš karto vaizdas susiformavo jūsų fotoaparate. Bet gali būti taip, kad jo vis tiek nesimatys. Kodėl? Todėl, kad jisai juda. Jeigu stovėtų vietoje, jisai reiškia užstoja vaizdą už savęs. Bet jeigu jis tik tai pradeda judėti, ir per ilgą išlaikymą ta vieta, kur jisai užstojo, jinai pradeda matytis nuotraukui. Gali ne taip, pavyzdžiui, stipriai, bet gali. Ir tai priklauso nuo išlaikymo. Kuo ilgesnis išlaikymas, tuo judantis objektas nuotraukoj greičiausiai nesimatys. Tik tai matysis tuo atveju, jeigu stipriai bus apšviestas, kaip kad tas žibintas, ar ne? Tai štai toks atrodo įdomus efektas, kuris padaro, kad atrodo miestas tuščias. Aišku, jei pravažiuos mašina su savo šviesom, šviesos matysis ir temsis tokie raudoni arba balti šniūrai per jūsų visą kadrą, per visą nuotrauką. Štai kaip tai vyksta. Koks dar gali būti įdomus efektas, kai tu fotografuoji?
pavyzdžiui, vėlgi naktinį miestą. Pasirinkai kažkokią gražią vietą, gražus toks visas miesto fonas ir tu upė priešais tave ir tu gali padaryti, kad upės vanduo būtų kaip stiklas. Ko reikia? Tam reikia ilgo išlaikymo. Ilgą išlaikymą pasidarei, fotoaparatas ant trikojo stovi, galvoju dabar kokią man diafragmą pasirinkti. Jeigu nori, kad vaizdas būtų ryškus pilnai visoj nuotraukoje, ne tik kažkur tai čia netoli arti, tada tu turi uždaryti diafragmą, minimum iki 8. Ar ne? Gal ir tiek net nereikia, dar labai priklauso ir nuo objektyvų. Bet pavadinkim per 7,5. Objektyvai visi atiduoda geriausias savo savybės, tai labai gerai. Bet kitą kadrą galbūt tu nori padaryti, kad nuotraukoje visi miesto žibintai atrodytų lyg saulytės. Su tokiais spinduliukais. Ką reikia tada daryti? Tada mums reikalinga keisti jau diafragmą. Ir diafragmą kuo daugiau uždarysim, maždaug iki 16 ir daugiau, tuo labiau išryškės, tai yra užsifiksuos, pasimatys būtent spinduliukai ant tų šviestuvų. Atrodo paprastas dalykas ir kai tu žinai, tai viskas pasidaro paprasta. Tu tiesiog žinai, kaip tau sureguliuoti nustatymus. Kokius nustatymus reguliuoti, ką kiekvienas nustatymas tau duoda arba tavo fotoaparatui duoda, kokį rezultatą tu gausi. Štai tokie atrodo paprasti dalykai, būtinai turi išbandyti, kad tau įsimintų, kad tu įsisavintum, kad tai pradėtų veikti ir kad tu galėtum išnaudoti tai, kas yra pasakyta čia. Galima būtų daug kalbėti, praktika yra praktika, geriau pasipraktikuoti, geriau išsibandyti, kad nepamiršti, nes iš tikrųjų daug efektų yra. Su tais pačiais šviestuvais, žibintais, piešimas, jų visokių yra, galima pasižiūrėti tiek paguglinus. Tikrai žmonės prisigalvoja ant kokios lentelės daug lempučių pritaiso ir paskui visą tą lentelę sukioja, piešia ir gaunasi kaip kokios vaivorykštės ir taip toliau ir panašiai. Iš tiesų nuostabus vaizdai, būtinai pasižiūrėkit, pasitikrinkit ir jūs pamatysit, nėra sudėtinga tai padaryti, apie ką aš kalbėjau, apie ką aš pasakau. Svarbiausia tik tai noras ir būtinai išbandyti tam, kad įsiminti, kad kitą kartą galėtum galbūt su kažkuo tai keliauti savo tiek mieste, tiek už miestų fotografuojant, galbūt žvaigždės, galbūt tą patį gražų miestą, ypač kažkur tai kelionėse. Viskas pasidaro paprastai ir aišku, kai tu pradedi bandyti ir žiūri, tyrinėji, kas tau gaunasi. Taigi, mėlyje, tokių ir visokių kitokių dalykų patariu ir mokau savo fotografijos kursus. Jau mokytis galima 2 būdais. Individualiai ir savarankiškai. Savarankiškai tai yra net 10 temų video formate. Nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk. Gali mokytis būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Gali mokytis kelionės. Svarbu turėti fotoaparatą, klausai, žiūri ir darai, kas yra sakoma. Taip tu tikrai mokysies, išmoksi greičiau ir gausi daugiau supratimo. Individualūs fotografijos kursai tai jau kitas lygis, kai mes mokomės kartu, tik tai tu ir aš. Tai, ko tu nesupranti, mes visą laiką galim pasikartot tam, kad tu tikrai suprastum, apie ką eina kalba ir kaip susidoroti su fotoaparatu, kaip jį išnaudoti jo galimybės, nuo ko pradėti, kaip fotografuoti portretus, kaip fotografuoti peizažus ir taip toliau. Gauti tą supratimą, kuriuo tu galėsi naudotis, fotografuodamas fotosesijas, šventes ir taip toliau ir panašiai. Taip pat nuoroda yra po šio video, tai labai svarbu pasidomėk, kuris būdas mokytis tau patogesnis, tą ir pasirink. Bet sakai, aš norėčiau jau mokytis, bet neturiu fotoaparatų, ką man daryti? Fotoaparatą taip pat padedu įsigyti, kaip tu nori, pagal tavo noras. Gali būti naudotas, labai geros būklės ir tikrai nedidelė kaina. Gali būti visiškai naujas ir tiesa, nuoroda yra
po šiuo mano irgi video, kur tu gali užeiti, paspausti tą nuorodą ir man labai padėsi ir tikrai nusipirksi, manau, Amazone už gerą kainą. Būtinai pažiūrėk ten ir pasisiųsk aparatą tokį, kokį tu nori. Taigi ta nuoroda, tai jeigu užeis per tą nuorodą, tu tikrai man irgi tuo pačiu padėsi. Tai štai tokie būdai pagalbos, jie labai padeda, kad neprisipirkti to, ko nereikia. Kad neišleisti pinigėlių ten, kur nereikia. Nes daugumas taip mėtų ir paskui kursuose supranta, kad visai tai ne tas, ko tau galėtų reikėti arba kokias galimybės teikia tiek fotoaparatas, tiek geras objektyvas. Taigi, tokie dalykai, kurie padeda mano kursuose, jie tikrai leidžia suprasti, kaip veikia fotografija ir kaip ją išnaudoti. Kągi, mylėjai, šaltukas, -14, netaip jau ir paprasta žiemą filmuoti, bet turiu geras pirštinės, todėl nešalta rankom. Iki sekančio susitikimo, iki sekančio video, visiems iki ir gražios tolimesnės žiemos.